Pažiūrėkime dar keletą gudrybių, kaip galima greičiau dirbti su tekstu. Tam, kad nereikėtų žymėti vieno žodžio ir tempti laikant kairį pelies klavišą, kai kuriems žmonėms tai yra tikrai sunku, arba jeigu pelytė prastai veikia, galime padaryti daug paprasčiau ir greičiau. Tai tiesiog žodyje paspausti 2 kartus su pelytės pirmoji klavišu ir žodis pats labai greitai pasižymi. Nereikia nieko tempti, o tiesiog 2 kartus ant žodžio ir žodis pasižymi. 2 kartus su pelytė ant žodžio ir jis pasižymi. Štai, lengvai ir greitai. O jeigu mes paspausime ant žodžio ne 2 kartus su pelytė, o 3 kartus, tada mums labai greitai pasižymės visas sakinys ir vėlgi nereikės kažkaip tai ilgai tempti. O jeigu paspausime ne 3 kartus, o 4, tada pasižymės visa pastraipa. Tai ypač naudinga, jeigu pastraipa yra gana didelė. Kad nereikėtų ten tempti pelytę per pusę lapo, jeigu pastraipa užima pusę lapo. Tai yra tiesiog lengviau ir greičiau. Toliau klaviatūroje yra tokie 2 klavišai. Vienas yra Home, o kitas yra End. Ką daro jie tekste? Štai paspauskim klavišą Home ir paspauskim klavišą End. Kas čia vyksta? Ogi teksto žymeklis šokinėja į eilutės pradžią ir į eilutės pabaigą. Taigi su klavišu Home mes patenkam į eilutės pradžią, o su klavišu End į eilutės pabaigą. Tai irgi naudinga, jeigu kažkas labai sunkiai dirba pelyte ir reikia labai atsargiai įtaikyti, kad paspausti eilutės pradžioje, mes galim tiesiog pasidėti toj eilutėj tekstų žymeklį, bet kur, nesvarbu kur, ir paspausti Home arba End. Na ir yra dar 2 klavišai klaviatūroje, šalia Home ir End yra Page Up ir Page Down. Angliškai išvertus tai būtų puslapis aukštyn ir puslapis žemyn, tai jie tai ir daro, kas ant jų parašyta. Su Page Down aš galiu važiuoti puslapį žemyn, o su Page Up kilti puslapį aukštyn. Tai yra labai greita, jeigu norime keliauti per daug lapų. Tai yra daug patogiau ir greičiau negu vežti su pelės ratuku.